Valanda ir 20 minučių ir mes Bankoke pavažiavę plaukiam laivu į Samet salą. Sala labai rami, būtinai vakare pasižiūrėkit ugnies šou. Vakarais vyksta paplūdimyje. Na, o kitą dieną išsinuomavome motorolerius ir važiavome pasivažinėti po šią salą. Mes čia esame ne pirmą kartą, viskas mums yra žinoma, nėra labai daug vietų ką aplankyti. Nuvažiuokit būtinai iki salos galo, nacionalinio parko, šiek tiek pasivaikščioti. Saloje yra veiklos kelioms dienoms, bet jinai ramiam poilsiui tinka puikiai. Tuo labiau, kad yra netoli Bankoko. Va kokį driežą fainą sutikom. Mūsų vakarienė su lietuviais, jau atsisveikinam po truputėlį ir važiuojam į uostą. Tiesa, labai saloje daug šuniukų, galite turėti šunų maisto. Ir plaukiam į krantą.